Aš esu Martynas. Aš Martynas. Mano vardas yra Martynas. Ir aš gyvenu Lietuvoje. Aš esu lietuvis, aš gyvenu Lietuvoje ir aš esu iš Lietuvos. Aš negyvenu Prancūzijoje, ane? Prancūzijoje. Aš negyvenu Vokietijoje, aš negyvenu Aš gyvenu čia. Čia yra Lietuva. Čia yra Vilnius. Čia yra Vilnius ir aš gyvenu Vilniuje. Ir aš gyvenu ir aš dirbu Vilniuje. Nes aš kasdien, ar ne, aš kasdien, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, aš kasdien einu į darbą, aš dirbu čia, Vilniuje, nes aš čia gyvenu ir man reikia dirbti, nes aš noriu čia gyventi. Bet čia esu aš dabar. Čia esu aš dabar. Šiandien yra vasario, šiandien yra 2024 metų, 24 metų vasario 12. Šiandien. 2024 metų vasario 12 dieną aš esu čia Vilniuje ir aš kalbu lietuviškai su tavimi. Aš su tavimi kalbu lietuviškai šiandien Vilniuje. Okay? Šiandien, čia, dabar. Bet aš norėčiau kai ką tau parodyti. Okay? Pažiūrėk. Okay? Čia. Kas čia? Tu žinai, kas čia? Tu žinai, kas čia? Čia esu aš. Taip pat aš. Čia esu aš. Mažas. Okay? Aš čia esu mažas. Aš mažas ten. Ten aš mažas. O čia aš didelis. Ne? Aš esu vyras jau. Aš suaugęs. Ne? Bet čia aš vaikas. Ne? Čia vaikas. Ir šita nuotrauka yra labai sena. Šita nuotrauka yra sena. Matot? Matot? Pažiūrėkit. Pažiūrėkit į kompiuterį. Šitas kompiuteris, ne? Šitas kompiuteris labai senas. Bet dabar mano kompiuteris. Jis didelis. Plonas ekranas. Ne? Ekranas didelis ir plonas ir toks elegantiškas ir naujas ir modernus. Bet čia jis didelis, ar ne, kaip senas televizorius. Ne? Ir šitas kompiuteris, o čia, nežinau, čia gal spausdintuvas, ar ne, ir klaviatūra ir pelė. Labai senas kompiuteris ir labai lėtas, ar ne? Labai lėtas. Ir kas dar šitoj nuotraukoje, ne? Gėlė, na taip, gėlė, telefonas, irgi labai senas telefonas, ar ne? Dabar šiandien, ar ne, mes visi turim telefoną, telefonas yra kaip kompiuteris. Ne? Šiandien telefonas, aš filmuoju su savo telefonu. Ne? Aš su savo telefonu filmuoju šitą video. Bet su šituo telefonu negalima filmuoti. Su tuo telefonu negalima eiti į internetą. Su tuo telefonu negalima daryti nieko. Su tuo telefonu galima tik skambinti. Tik skambinti ir viskas. Ir viskas. Daugiau nieko. Tik skambinti. Bet dabar su šituo telefonu aš galiu filmuoti, aš galiu skambinti su video, su vaizdu, galiu skambinti su vaizdu, ne, labas, galiu sakyti. Aš galiu klausyti muzikos, aš galiu daryti viską. Ne, viską.
Bet tada, ne? Kokie jums čia metai atrodo, ar ne? Kokie, aš nežinau. Gal 1995, 1996? Nežinau. Bet, ne? Bet matot, baldai visi labai, kėdė, pavyzdžiui, šitą, ne? Kėdė labai sena, ne? Labai senoviška, senamadiška kėdė, ne? Senos matos kėdė, šitas stalas toks senas, ne? Radiatorius senas, užuolaidos. Viskas atrodo taip senamadiška ir senoviška. Mano kėdė dabar, šita kėdė, ar ne? Šita kėdė yra nauja. Jinai nėra senamadiška, jinai yra iš Ikėjos kėdės, ne? Yra nauja, modernios kėdės, ne? Bet man, kai aš buvau mažas čia, ar ne? Čia, šitoj nuotraukai, man labai patiko. Man labai patiko būti prie kompiuterio. Man labai patiko dirbti, man labai patiko. Aš buvau labai mažas. Ir man šitas kompiuteris, tas kompiuteris man atrodė nuostabus. Man atrodė, kad aš galiu daryti viską su tuo kompiuteriu. Man atrodė, kad tas kompiuteris yra tikras stebuklas. Ir aš norėjau kiekvieną dieną, pirmadienį, antradienį, trečiadienį, ketvirtadienį, kasdien. Ir savaitgaliais aš eidavau po mokyklos prie kompiuterio ir aš bandydavau žaisti su kompiuteriu, arba man patikdavo žaisti, man patikdavo eiti į internetą. Man atrodė, kad tai yra labai įdomu. Dabar aš turiu naują kompiuterį, nes šiandien yra 2024 metai, kompiuteriai yra labai geri dabar. Bet man atrodo, kad kompiuteris yra nuobodu. Man labiau patinka eiti į gamtą, eiti į mišką. Aš noriu važiuoti į mišką, kur daug medžių, ne? Mišką, medžiai, ne? Medžiai, kelias, na? Man patinka eiti pasivaikščioti į mišką. Mano kompiuteris yra tobulas, jis labai geras. Bet aš nenoriu būti prie kompiuterio. Aš nenoriu žiūrėti į kompiuterį, aš nenoriu eiti į internetą, aš nenoriu būti prie kompiuterio. Aš noriu eiti pasivaikščioti į mišką. Noriu važiuoti prie jūros, į Palangą, Nidą, prie Baltijos jūros. Ne? Jūra, man patinka jūra. Paplūdimys, ne? Kur leidžiasi saulė, ne? Prie jūros. Gamta, natūralu. O kompiuteris, man skauda galvą. Jeigu aš žiūriu į kompiuterį, man skauda galvą. Bet kai aš buvau, nes dabar aš esu kitoks, dabar esu kitoks, bet kai čia buvau toks mažas, aš nenorėjau eiti į mišką pasivaikščioti. Kai buvau mažas, aš nenorėjau eiti pasivaikščioti į mišką. Aš nenorėjau tada aš nenorėjau. Aš nenorėjau važiuoti prie jūros. Nenorėjau, nes man atrodė, kad vienintelis įdomus dalykas buvo kompiuteris. Bet dabar mano kompiuteris naujas,
ekranas didelis, plonas ir labai greitas, ar ne, aš galiu daryti daug dalykų su kompiuteriu, galiu daryti daug dalykų su telefonu, bet aš nenoriu nieko daryti su kompiuteriu, aš nenoriu nieko daryti su telefonu, aš noriu eiti į mišką pasivaikščioti arba važiuoti prie jūros. Nes jeigu aš žiūriu į telefoną, jeigu aš žiūriu į kompiuterį, man skauda galva, tiesiog. O kas tau patikdavo anksčiau, ką tu mėgdavai daryti anksčiau, ko dabar nemėgsti? Pasakyk man. Iki.